Nacionalinis susivienijimas yra griežtai prieš perėjimą prie skaitmeninio euro ir grinųjų atsisakymą, bet plačiau pristatys teisininkas Dominykas Vanhara. Gerbiami žiūrovai, ar žinote, kad pinigai bankai iš tikrųjų ir teisiškai priklauso ne jums? Tai yra banko nuosavybė, ne jūsų. Grini pinigai jūsų kišenė yra jūsų nuosavybė. Antras, ar žinote, kad kai atsiskaitinėjat banko kortelėmis, jūs viską apie jūs žino tiek bankai, tiek valstybė. Kai atsiskaitinėjat grinais pinigais, veikiat inkognito. Trečia, mes esame pafronties valstybė. Kas nutiktų tuo atveju, jei prasidėtų karas? Aš beveik garantuoju, kad vienas iš pirmų dalykų, ką įvestų vyriausybė, tai yra bankinių paslaugų moratoriumas. Tai reiškia, kad bankinių paslaugų jūs neturėtumėt galimybės naudotis. Grinais pinigais naudotis galėsit. Todėl nacionalinis susivienijimas visapusiškai palaiko grinuosius pinigus. Ačiū.